O, ką mažiau užsidenkit akis. Jis turi 16 dokumentus. Pavaidinat, jis turi 16. Every sperm is crisp. Every sperm is good. Sperm should not be wasted in this neighborhood. Kartą, seniai, prieš 1000 metų, Lietuva dar buvo atšiauri ir gyvybei nesvetinga vieta, panašiai kaip dabar. Joje šeimininkavo speigas bei šiurkštūs vėjai, dangus ūmai prasivėrė ir pro platų plyšį jame iškrito žmogus. Tądien lijo žmonėmis. Bet tada krentančių žmonių era baigėsi. O sykį buvo taip, kad vaikus nešiodavo gandrai. Sparnus ištiesęs Bet tada gandrus iššaudė rusai. Čio, za rodinu! O tada Kirpdamas kopūstus, aš radau nesveiką, tokį kirminų apgraužtą vaiką. Aš paėmiau be žodžių, žemėtą veidą nuvaliau, nubraukiau nuo snukio sodžius ir kai savo auginau. Bet tada ekologiškų daržovių era baigėsi. Čio, za rodinu! Ir kai sunyko paskutinis kopūsto želmuo, vaikus dalindavo teleloto. Sveiki visi ponės ir ponai, čia mes esame teleloto, aš Marijus Žiedas. Gabrielė, sveiki visi susirinkę. Priminsiu, kad žaidžiame ne iš pinigų, ne iš mašinų, o iš vaikų. Todėl nieko nelaukdami pradėkime žaidimą ir kviečiame mūsų pirmąjį dalyvį. Numeris 16002. Sveiki, kuo jūs vardu? Auksinis kardas. Iš kur jūs esate? Iš Pabradės. Ar pirmą kartą? Pirmą. Taigi, Gabrielė, įveškime šį aparatą. Teisingas yra mažų žinomas, traukite kūdikį ir sužinosime, kokia spalva jums yra pavojinga. Jums pavojingi azijiečiai.
europiečiai. Europietis, plaukuotas. Ar tęsite žaidimą? Tęsime. Afrikietis, skustas. Pone, ar tęsite žaidimą? Tęsite. Pone. Sveikime su laimėtų kūdikiu. Skaičiu. Ačiū, kad žaidėte. Kadangi mūsų žaidimas jau eina į pabaigą, kviečiame visus susirinkti prie linijos. Yo, man, what's up, bro? Yeah. Yeah, this is the line, man. This is the line. This is the line. Alright, man, yeah. Na kągi, pas mus prie linijos šiandien eilinį kartą nieko nėra. Kadangi nieko nesusirinko, tačiau susitiksime ką? Kitą kartą 19:00. per Našį TV. Iki. Paskutinį palaidos čia kempiniuką šiandien strižainę. Mūsų vaidinimas, kaip jau turbūt pastebėjote, tai yra paprastas absurdo kratinys. Čia nėra jokios gilios minties, paprasčiausiai darėme tai, ką išmanome geriausiai, išsišaipėme iš jūsų vertybių. Jums tai gali atrodyti tik per žiauru, bet mums nusispjaut. Ačiū, kad žiūrėjote.